Labas rytas, kėliausi 6, šiandien šiaip vėliau viskas prasideda, bet atsikėliau 6, Hebra kelsis, nežinau, 7:30, tai turiu kokią valandėlę pasidaryti biškį darbų, kai čia šitas sugebės pasikrauti. Nes, šiaip ilga kelionė, tų video prisifilmuos nemažai, tai aš noriu kuo greičiau juos pasidaryti, nes dar savo darbų bus ką padaryti. Vakar, žodžiu, buvo trefkės ir kvala, tai kvalą praėjom, viskas gerai, mūsų panelė taivanietė nepraėjo, kaip suprantu, ir gaunasi, bus 2 varžybos, tai šeštadienį vietinės šiandien, o rytoj tos tarptautinės Formula Drift. Šitas dar įsijunginį, kažkas vyksta. Tai vat, nežinau, biškai padirbsim ir eisim pavalgyti ir lėksim į trasą. Gal man eiti tiesiog pavalgyti per tą laiką. Turbūt logiškiausia. Gerai, kažkiek padirbau ir šiek valgyti užsimaniau, tai reikia eiti pavalgyti. Kas čia vyksta? Čia vestuvės kažkokios. Jo, tokia vieta valgymo. Diced chicken. Šitą vakar valgiau, man atrodo, visai skanu buvo. Šviežia žuvis. Control meat. Kad ir kas tai yra. Kontroliuojama mėsa kažkokia. Net nepasakysiu, kažkas vegetariško. Tai čia bacon. Mūsų žinomi dalykai. Šiaip šitie kiaušiniai virti sojoj, kiek suprantu. Tai šiaip atrodo baisiai, bet šiaip skanus. Ir toliau viskas paprasta. Antra diena, starte ir jau top 4 starte. Nieko nenufilmavau, energijos kaip darbas, paprastai energijos yra, bet to pačiu ir nėra. Nežinau, čia gal tiesiog taip gauna. Varom į top 4, šiandien panašu tikrai lipsim ant podimo ir tikiuosi į 1 vietą. Ir po to dar praeisim pro trasą, parodysiu šio kas vyksta. Daug dalykų čia vyksta, taip. Padarom darbus, pafilminam ir tada varysim pažiūrėti, ko gero, kieto yra. No idea. Matęs tik ten pačiukų? Ne, čia jų tiek. 你先不要拍车子，先过来合照，那叫合照，对。后面车子不会跑，对。 Ko jie nori? Foto. Hebra tvarkosi, aš medžiagą nusikėlinėju, susirušiuoju. Kur mūsų taurės? 还是你帮我先去拍一下那个 Pirma vieta šiandien, nežinau kaip čia pasakyti, bet sunku yra, labai sunku, nežinau kiek girdisi fone, bet non-stop va šitas garsas visą dieną. Visą dieną. Va per šitą eina. Yeah. 7-Eleven's finest. What's that? Good. Let's find out. I don't know. Labas rytas. Nesigirdi turbūt nieko. Bet ką tik girdėjau labiausiai užknisančią dainą turbūt visam pasauliu. Nes dabar yra 3 diena trasoj. Ir per kolonkas visam evente groja 3 dainos ant repeato. Tai šita kažkokia azijietiška miau, 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 miau. Tada groja Cyberpunkas po miau, miau, miau. Ir po Cyberpunko groja, o dabar per kitas kolonkas girdėsi, bet turbūt nesigirdi. Geras bus. Kai kietai. Čia atvažiuoja į parodą golfas, GTI, antrukas. Žodžiu,
praeisim po to. Vakar sakiau, kad praeisiu, bet nepraėjau. Jo, tai 3 dainos. Ta Miau Miau Miau, Cyberpunkas ir tada trečia kažkokia tai No Copyrights, kur iš vis apie nieką. Tai varom į trasą. Mačiau, šiandien yra fūra kažkokia atvažiavus media zonoje, tiksliau pačioje trasoje, su objektyvais Nikonui, Sony, tai gal leis pasibandyti. Ir kitos naujienos, turiu problemų su šitais akumais. Nežinau kodėl, jie žiauriai greitai išsikrauna. Ta prasme, jie gan dideli, bet visiškai nelaiko man. Pavyzdžiui, šitas buvo, nežinau, 20 minučių įdėtas gal. Pasiimčiau dar vieną ant zapaso, bet kad jie dideli, tai aš tą mažesnį pasiimti. Gerai, pasikeičiau akumus. Čia turim RC mašinėlių zoną. Ir padaryta identiška trasa kaip tikra. Geras. Identiška trasa, kaip realiai važiuoja žmonės. Tai vat, vakar žiauriai gerai sekėsi. Pirmi finišavom, laimėjo Benas vietinės varžybas, o šiandien tarptautinės. Bet tai tarptautinėse irgi ten važiuoja kaip ir tie patys, bet ir stipresnių važiuoja, nes buvo kas nevažiavo. Aš dar paskui praeisim visas, bet trečiukas, bet ne MPS, paprastas. Man atrodo, net nebuvo sedanų MPS, bet gal klyst. Ir labai keista, nes visi mėlynom liemenėm yra, kaip suprantu, kažkokios tai firmos medijai. Nežinau, gal čia kažkokiam driveriui ar kam, bet nežinau, jie visi vienam spotė stovi. O čia ta fūra, kur, nežinau, kažkas yra. We are a camera shop. And our customer to experience our lens and photo cameras. You can try anyone. I can try? Yeah, you can try. Yeah, sure. Why not? Okay. Yeah. What do we have Even here? Nikon. Yeah. Nikon with 180 to 600. Yeah. No, I'm more interested in Sony. That's only one? Okay, yeah, sure. What do we have here? 300mm f2.8. Everything 2.8. Ooh. 600. I won't try this You wanna because try this one it's right now? too expensive. No. You can try it now. It's okay. Nu gerai, pasibandom kažką. Pasibandžiu. Patiko. Nu, ta prasme, aišku, reikia monokojo arba trikojo, kad jį išlaikyt, bet kietų dalykų turi. Tai Sony visokių dalykų turi, bulvių technikos ir Canono. Turi ir bodžių pasibandyti, bet gaila neturi Sony bodžio jokio pasibandyti. Tai papasakojęs, jie filmuoja tam va bičui, kur ant plakato iš BC Racing, aš net nesuprantu. Tai gaunasi, kad šitas čiuvas turi šopą, bet jo bosas, va šitas yra, kuris važiuoja. Tai dėl to jie atsivežė visą techniką, kad galėtų bet kas ir pasibandyti. Ir filmuoja, čia 30, tai nedaugiau. Ir filmuoja visi vieną bičą. Ir fotkina ir filmuoja. Bet sakė tik iš 2 spotų. Iš tenais ir iš kitos pusės trasos, kur nieko nėra. Taip pat dėl saugumo sakė. Gerai. Top pravažiavo, laimėjo. Galim va dabar einant į pitus apžiūrėti, kas yra gero iš Stenso pasaulio. Čia kažkoks, kaip suprantu, BMW klubas, bet jau čia net atrodo kaip pardaviminė aikštelės atstovybei kokioj nors. Nemanau, kad verta. Drakoniniai kažkokį matau, tai galim va tą pažiūrėti. Kas čia gero. Koks radžas. Bet taip pat tie ratai gal ir... Nežinau, čia viskas blogai. Kažin čia tikras.
plonk. Turim splitterius. It's yours? Yes. Okay. Is it real? The hood? Okay. Turim hood ventų. Turim... Lemą, netikiu, kad ir stogas. Čia bus plonk. Aišku, kad plonk. Gerai. Splitteriai. Čia už grotų dar matau lempų belenkiek pridėta. Net numerių varščiukai uždengti su BMW ženkliukais. Splitteris, aišku, nudroštas visas. Ratai gal ir būtų kažkokioj tai instancijoje nieko, bet čia tai visai ne. Tada čia splitteris kažkoks tai antiek išsikišęs. Galia tie patys ratai, Fordkevas. O net vidus Ružavas. Daugiau nematau pas BMWs, kad būtų kažkas tai įdomaus. Tai einam prie normalesnio parko. Eclipse, paprasta graži. Eclipse labiau drakoninė, bet galimai tikrai išstabdžius sprendžiant. Iesas, paprasta čia Hondutė, Impreza. Toliau turim Supra. Bet stabdžiai, pažiūrėkit, vyrai. Toliau turim Alpiną su nudaužytais buferiais ir splitteriu. Dama, čia tikra Alpina? Ar ne? Kokie jūsų spėjimai, bet nematysim vidaus, nes neįmanoma fiziškai. B3 biturbo. E30 Hulė, keturdurė. Čia Amerika, Poršiukas, BRZ, toliau čia daugiau American Fever, Mustangas senas. Nežinau, apie amerikonus negaliu aš daug pasakyti, nėra jie mano silpnybė. Ir ar esat matę korvetę su priekaba, su kabliu? Dabar jau esu. Šitas kemperis, eik tu. Va tokio tai norėčiau. Čia šitas pats, kur pravažiavo prieš tai pro mane. Nemačiau, kad Vestfalija čia. Užuolaidėlės. Golfukas tas, kur pravažiavo prieš tai. Civikėlis. Toliau čia prieš tų buvom. Mazdutė, škiroko gražus. Toks whiteboard, bet, nu tipo, daug čia padaryta, bet visai kažkaip žiūrisi jisai. Dybdišai. Fitucha gera. Gražus. Civikėlis. Nu ir viskas. Kažkaip galvojau bus įspūdingiau, bet nelabai. Dabar ką, lauksim top 16. Bus pertrauka dabar ilga, tai nežinau, kažką prie kompo veikt. Kas čia? Žodžiu, kažką prie kompo veikt, pasikraut akumus, viską susidėliot. Taigi, pabaiga visko. Žmonės stovi, rikiuojasi autografam. Dabar jau sumažėjo, bet buvo belenkokia eilė iki pabaigos maždaug šitos aikštelės, kur geltonos fūros matosi. Daug ko neapėjau šitam renginį iš tikro. Kažkaip laiko atrodo buvo, bet ir nebuvo, kaip ir energijos atrodo buvo, bet ir nebuvo. Aišku, tas jetlagas labai jautėsi, 6 valandų skirtumas, man atrodo. Tai, pavyzdžiui, mes keliame 6 ryto, tai Lietuvoje būna 12 nakties. Tai giliai einam miegoti, aš keliuosi, parašau labas rytas, parašau labaną ir viskas.
gražus sukrėtis. Tai va, reikia sulaukti, kol baigsis autografų sesija, filmuoti apdovanojimus, nes šiandien pirmiau autografų sesija, tada apdovanojimai. Ir susirušiuoti visą medžiagą, susirušiuoti viską, pasikraut ir ruoštis Omanui, nes mes dar busim savaitę čia Taivane ir tada kitą savaitę skrendam į Omaną, turim kelias dienas pasiruošti mašiną, apsiklijuoti, padaryti pristatomai reelsą ir tada bus varžybos Omane. Ir po to dar kelias dienas pabūnam ir tada savaitę Lietuvoje ir tada vėl į Omaną. Aš tai mėnesį galimai ten liksiu. Tai bus ką veikti, bet žodžiu, ką filmuosiu, pasimatysiu. Ir vakar buvo 6,4 žemės drebėjimas, vau. Patiko? Man tai patiko.